9 mėnulio diena. Dienos akmuo juodasis perlas. Simbolis skraidantis šikšnosparnis. Tai įvairių iliuzijų, pavojingų pagundų, trukdymų, įvairių komplikacijų diena. 9 mėnulio dieną apsunkina ir tai, kad žmogus vis dar išgyvena tuos virsmus, kurie jam nutiko dieną prieš tai. Sunku susitaikyti su nauja padėtimi ir naujomis pažiūromis bei pojūčiais. Žmonės šiandien yra nepaprastai emocionalūs. Daugumą slegia jų pačių tamsios mintys, baimės, nepagrįstas nerimas. Būtina apsivalyti nuo astralinių ir fizinių piktųjų dvasių. Jei netolimoje praeityje kas nors jūs įžeidė, atleiskite jiems ir iš širdies palinkėkite sėkmės, tai pasitarnaus kaip veiksmingas būdas kovoti su neigiama dienos energija. Jūsų norai, mintys ir ketinimai turi būti švarūs. Pagalvokite apie svarbius praeities įvykius, apie padarytas klaidas ir apie tai, ką galima ištaisyti, kaip rasti šviesesnį kelią ir išvengti nuklydimų. Nepatartina pasikliauti mažai pažįstamais ir laiko nepatikrintais žmonėmis. Tai ir ženklų, kuriuos reikia analizuoti ir suprasti diena. Blogai, jeigu sudūžta ar įskyla indas arba įsilieja pienas. Tačiau jei šią dieną jūsų namuose pražysta gėlė, tai geras ženklas, žadantis artimiausiu metu sėkmę kai kuriuose labai svarbiose veiklose. Nerekomenduojama per dažnai žiūrėti į veidrodį. Sapnai gali parodyti vidinį konfliktą, paslėptą žmogaus pasąmonėje ir jo charakteryje. Jie gali būti nemalonūs ir net bauginantys, tačiau neturėtumėte skirti didelės reikšmės vaizdams, kurie pasirodė sapne. Tiesiog analizuokite sapną ir tuo pačiu gaukite naudingos informacijos arba paleiskite jį tardami tokius žodžius. Kur nueina naktis, ten lieka ir sapnas. Šiandien prasidėjusios ligos gali būti pavojingos, tačiau laiku kreipiantis pagalbos jas įmanoma lengvai ir greitai išgydyti. Šią mėnulio dieną labai lengva apsinuodyti, todėl geriau pasninkauti ir nevartoti alkoholio. Gali paūmėti širdies ligos, kurias sukelia nemalonūs išgyvenimai. Ši diena psichosomatinių ligų, fobijų ir suicidų diena. Jei jaučiate skausmą ir deginimo pojūtį krūtinėje, tai reiškia, kad jūsų gyvenime yra neįgyvendintų, bet gyvybiškai svarbių planų, kuriuos laikas realizuoti. Palanki diena privačios erdvės tvarkymui. Tai gali būti kambarys, rašomasis stalas ar darbo vieta. Surūšiuokite daiktus ir išmeskite tai, kas nebereikalinga. Pažiūrėkite į savo tvarkymąsi kaip į meditacijos formą, galvodami, jog valydama savo fizinę erdvę jūs išvalote ir praplečiate savo vidinę erdvę. Stenkitės nereaguoti į jūsų veiksmų kritiką, ypač iš jūsų artimųjų pusės. Yra didelė traumų tikimybė, todėl visus darbus reikia atlikti maksimaliai atsargiai. Šią dieną didelė tikimybė sutikti iliuzinę meilę ir susidurti su gundymais. Santykiai su partneriu sutiktų šią dieną bus konfliktiški, juose daug melo ir išdavysčių. Neverta eiti į pirmą pasimatymą, geriau jį atidėti palankesniam laikui. O su ilgamečiu partneriu nederėtų aptarinėti ateities planų ir jausmų. Santuokai ši diena taip pat netinkama. Jei reikia atlikti finansinės operacijas, neklausykite patarėjų, pasitikėkite tik savo intuiciją. Gerai apgalvokite visus pasiūlymus ir savo veiksmus. Būkite itin atsargūs su bet kokiais kontaktais, nes netinkami partneriai gali pateikti nemalonių staigmenų. Nieko neskolinkite ir nesiskolinkite. Mėnulio diena palanki kūrybiškiems žmonėms. Šią dieną galite sukurti tikrus šedevrus.